Aš esu Jurga Vidugrienė, o ten esu ir Upės merginų ir mamų akademijos mama. Aš esu Miglė, esu Upės merginų ir mamų akademijos mentorė. Kaip tu gražiai pasakei? Miglė šiandien sakė, nei už ką nesifilmuos. Bet kadangi mūsų kolektyve taip jau atsitinka, kad neįmanoma, tampa įmanoma per keletą minučių, Miglė yra čia ir yra pasiruošusi klausimų bliūdo iššūkiui. Ir mes šiandien vėl turime klausimų bliūdą, kuris bet kurioje mūsų stovykloje, bet kuriame mūsų renginyje gali būti įvairiausių dydžių, įvairiausios konsistencijos, įvairiausių, gali būti metalinis, gali būti stiklinis, gali būti permatomas. Labai svarbu, kad viduje būtų klausimų. O čia keletas yra. Labai gerai. Ir šitie klausimai yra skirti mums. Atsakymai. Atsakymų laukia mamos ir tėčiai, paauglių mamos ir tėčiai. Ačiū, kad esate su mumis, o mes traukiam klausimą. Taip. Šitas labai nori į eterį išeiti klausimas, o skamba taip. Aš, mama, turiu būti dukrai labiau kaip draugė ar kaip griežtoka mama? Aš turiu čia pasidalinti tikriausiai patirtimi. Manęs tarp kitko nesnai uždavė klausyti šito klausimo. Ne klausimo, kaip teiginį, sako, tai jūs tikriausiai su dukra geriausios draugės. Ir aš taip, ne, dar taip tokiam stiliui. Ir tu suprantu, kad tas žmogus kitoj pusėje mes, kuris klausė, pasimetė. Ir aš galvoju, kad labai yra ta plona linija tarp draugystės ir mamos. Ir aš visą laiką visų pirma primenu savo, kad aš esu mama. Ir kai nubrėžiu tam tikras ribas, mums tampa rolės atsistoja savo vietas ir mums tampa lengviau susišnekėti. Nes drauginai turi, o aš esu jos mama. Drauginai turi. Iš ties, aš galvoju, kad kartais mamos gali padaryti klaidų. Nesakau, kad jūs, tos kitos mamos, kurias jūs pažįstate, kurios gyvena gretimoje laiptiniai. Kai kurios mamos, beieškodamos draugystės su savo dukromis, jos labai daug jos leidžia. Kartais jos pamiršta, kad dukra yra tik dar, aš labai atsiprašau paauglių, dar emociškai nesubrendusi asmenybė ir bando padovanoti jai visą savo sunkumą, nerimą, viską kaip suaugusiam žmogui. Ir tuomet dukrai būna labai sunku atlaikyti tą draugystę. Tokio pobūdžio draugystę. Ar mes kaip mamos ieškom gražaus santykio su dukromis? Visada, be abejonės. Man žinai, kas kliūna tame klausime? Ja. Griežtoka mama. Va, aš irgi dar kažkaip štai tas griežtoka ir mane atvedė prie tokio atsakymo, kad griežtoka, kad ta prasme. Nes mama yra visokia, ir griežtoka, ir lipšnoka, ir visokia. Ir jeigu kartais, kai lipšniai paprašai susitvarkyti savo kambarį, ir tas nesuveikia. Ir net po 24 lipšnaus prašymo vis tiek nesuveikia. Tada į sceną įeina griežtoka mama. Ar ne? Tai čia sutinku. Bet mama, jinai nėra tik griežta. Mama yra mama. Mama yra ta moteris, iš kurios mergaitė mokosi būti moterimi, būti šeimos, ką aš žinau, pasakysiu šeimininkė, tai dar būsim ne taip suprastas dabar, ar ne? Net ne šeimininkė, galbūt ta siela, namų dvasia, kuomet nuo mūsų priklauso, kaip jaučiasi visi kiti namuose, aplinkui mus, nuo mūsų moterų. Ir mergaitės to kruopščiai mokosi iš mūsų. Ir jeigu tos pačios tvarkos, aš žinau, kad mes reikalaujam, ir jos nebūtinai mūsų girdi ir nebūtinai supranta kodėl, bet aš suprantu, kad mūsų irgi taip pat reikalaudavo tvarkos, aš ne? Bet galbūt iškart griežtokai. Galbūt iškart griežtokai. Ir mūsų dukroms, jūsų dukroms labai pasisekė. Nes šiuolaikinės mamos ir tėčiai įdeda tikrai labai daug pastangų, kad įvyktų pokalbis, kad įvyktų dialogas, kad santykis gimtų tarpusavyje. Būtų išgirsti. Būtų išgirsti.
Tai griežtoka, ne, jūs neturite būti griežtoka mama. Jūs gali būti visokia mama. Spalvota. Nereikia būti draugiam. Taip gražiai pasakyti. Draugiai turi. Galim keliauti prie kito klausimo? Taiklioji ranka. Gerai. Gal aš palaikysiu Taip, bliūdą. Prašyčiau bliūdą palaikyti mūsų. Tikra moteris, tu viską darai dviem rankom per 16 darbų. Kaip nepasiduoti ir būti kantriai? Ginčiuosi su klausimu. Aš jau išgirgiu. Nes aš galvoju, kartais verta pasiduoti ir būti kantriai, kol ateis laikas vėl bandyti. Aš tikriausiai suprantu, kad klausimas galbūt į santykį su savo sūnum ar dukra šiuo atveju, ar ne, kažkurio atveju nepasiduoti. Aš visą laiką, aš turiu iššūkį su savo vyresne dukra, paauglė, jai 15 metų, nepasiduoti, ieškoti ryšio, komunikuoti su ja, nes jinai yra, visiškai mes esam skirtingos ir jeigu aš žemė, jinai dangus ir atvirkščiai, tai susitikti kartais mums yra sunku, bet aš ieškau to viduriuko ir ta mano kantrybė arba nepasidavimas atsiperka dažniausiai 120%. Bet aš čia vėlgi kartais pasiduodu, nes suprantu, kad tai neveikia ir ieškau tada kitų būdų, kaip prieiti. Tai aš manau, kad būnant kantriai ir kartais pasiduodant, visą laiką ateina tas atsakymas. Tai kantrybė tikriausiai tas varikliukas, kuris bent jau mane varos prieki santykė su dukra. Kaip būti kantriai? Užsirašykit ant rankos. Šiandien vėl noriu būti kantri ir pasitikrinkit. Kartais, kai norisi bartis, Mindaugas, mano vyras, jisai visada naudoja šitą metodą, nusisekit laikrodį nuo rankos ir užsisekit ant kitos. Tada pagalvokit, ar dar norit bartis. O ir visa kantrybė. Arba padarykit kokį nors darbelį nedidelį namuose, kai jau norit bartis, prieš besibardami. Kostelkit. Kad ir. Išeikit iš piktumo, nereikės būti kantrioms tuo metu. Kaip nepasiduoti? Aš čia galiu labai dramatiškai sakyti, niekada nepasiduokit, kai kovoja dėl savo vaiko širdies. Tai gink Dieve nepasiduokit. Net jeigu vaikai visą savo esybę demonstruoja, kad nebenori jūs nebereikia, jie patys viską žino, jie dabar gyvens taip, kaip jie žino, kaip yra geriausiai. Nepasiduokit mylėti. Nes į šitą pasaulį jie atėjo jūsų pagalbos ieškoti. Ne šiaip saugi šeimoje jūsų atsirado vaikas. Būtent, ir toksai būtent vaikas. Aš tiesiog noriu sakyti, aš kai paskui jo, nenustokit mylėti ir aš kartais galvoju, kai jinai, pavyzdžiui, nenori mano mergaitės nei to bučinio, nei apkabinimo, aš iš nugaros tyliai prisėlinu. Tai kantriai ir nepasiduodant, o kartais nuot. Labai sunku patikėti, ypatingai kai namuose audros ir kai namuose ta tokia arši paauglystė. Ne visų namuose yra arši paauglystė, bet kartais būna. Net jeigu kartais reikia iškošti per sukastus dantis, visada labai verta iškošti, aš tave vis tiek myliu. Nepriklausomai nuo to, ar tu pyksti, ar tu su manim šiuo metu nepagarbiai elgiesi, ar tu šneki su manimi negražiai, ar tavo poelgis buvo klaikus. Aš vis tiek tai myliu. Tai čia pasiduot ne už ką. Štai. Ir kartais kokį mūšį pralošti visai galima, tam, kad laimėti gerą karą. Taip. O karas šiuo atveju yra mūsų santykis. Mūsų gražus, jaukus, nuoširdus, tikras santykis. Dabar tu trauk. Kiek čia galima? Išlaikysi? Aš tik ūgio maža. Jėgos turiu. Gerai. Bet, o tu trauki pagal sulankstymą? Ne, aš pagal intuiciją. Aš pagal sulankstymą. Tęsiant temą. Kaip save suvaldyti, kai tavo vaikas piktybiškai drasko akis? Tas laikrodis padėtų. Laikrodis padėtų. Tas kapsuliukas padėtų. Šiaip, aš galvoju, kokį priminimą turėtų turėti suaugęs žmogus, kuris jam primintų, kad jis yra suaugęs žmogus situacija. Patį pagalvojau.
Galvoju, reikia priminti, kaip priminti savo, kad mes esam suaugę toje situacijoje. Čia pirmiausia, tikriausiai. Nes, žinai, jeigu reiktų pasidaryti tatuiruočių ant rankos tiek su tiek priminimų, kiek mums reikia jų, aš ne? Tai rūbų nereikėtų. Nereikėtų. Bet šita būtų gera, šita, kad aš jau esu suaugęs žmogus. Ir jeigu reikia iš tiesų padaryti nedidelę pertrauką, atitraukti, suskaičiuoti iki 10, nuo vaikystės mokė, suskaičiuok iki 10, aš ne? Taip, aš šiaip, tarp kitko, mes naudojam šitą taktiką namuose atsitraukti, kai ateina jau ta tokia riba. Tik tai toks patarimas truputėlį juoko, kai yra situacija, kurioje dalyvauja 3, pavyzdžiui, aš šiuo atveju tėtis, vyras ir vaikas, neišeikime abu. Nes mūsų situacijose pasitakydavo, kad išeidom abu išmokę tai daryti. Tai va, tai iš tikrųjų į ką aš, pavyzdžiui, kartais darau, leidžiu išsibumbėti, supratus, kad aš toj situacijoje vis tiek turiu kantrybės daugiau, patyrimo daugiau, su savimi viduje pasišneku ir aš grįžtu. Kai aš nusiraminu, aš tada einu pas vaiką spręsti situacijų, pasakius, kad aš tave išgirdau, ką galime su to toliau daryti. Kaip se piktybiškai drasko akis. Aš, pavyzdžiui, pasakau, kad aš jaučiu, kad tu peržengi ribą. Taip. Tai čia yra tie dalykai, kuriuos tikrai gali išvardinti, kaip tu šiuo metu jautiesi, tik tai viskas priklauso tikriausiai, kiek tu toliau eisi į tą gylį, ar kiek vaikas girdės tai, ką pasakai tuo metu. Tai už tas jau gal tas atsitraukimas tam, kad tu, kai jau vaikas nurims ir tu nueit galėtum, kiek tai įmanoma, tuo metu su paaugliu pasikalbėti, kad jis girdėtų tai. Aš žinau, koks yra lengviausias būdas. Lengviausias būdas yra įsitraukti į tą emocinę aplinką, kurią tuo metu diktuoja paauglys. Ir išsitraukti visus savo vaikystės, paauglystės kardus, kuriuos esam išsidrožę ir išsilaužę. Ir sakyti, o tu niekšas, kaip tu drįsti, aš tavo mama. O mano laikais. Jo, man, jeigu kaip tavo, tai būtų jau kailį nunėrę, ne? Tai jie tuo metu nepasiruošę turbūt nei girdėti, nei klausyti, nei leistis į disputą, nei klausytis, kaip buvo mums, nes tuo metu jie tiesiog transliuoja emociją, skausmą, pyktį, liūdesį, nes piktybiškas akių draskimas, jis nenutinka per naktį. Ir mes piktybiško akių draskimo aš nenurašyčiau tik hormonų audroms. Kažkas sukaupta daug daugiau, giliau ir iš anksčiau ir galbūt tiesiog jie nori būti išgirsti, nes dažnu atveju būna ir paslėpta žinutė tame pyktyje. Ir aišku, tada tik tai, jeigu jaučiat, kad nesusitvarkote patys, ieškokit pagalbos. Visada ieškokit pagalbos ir aš suprantu, kad šiais laikais yra ganėtinai sudėtinga psichologas surasti ir dar įkalbinti vaiką nueiti. Bet šiuo metu yra coachingo įvairiausias galimybės, jaunimo coachingas yra Lietuvoje atsiradęs ir mūsų Vatansų vadovai daro šitą džiaugsmą. Tai jeigu kartais reikia pagalbos paaugliui, kitokios negu tiesiog atsigulti ant kušetės pas psichologą ir bandyti išsiaiškinti jo, kas vyksta. Nes iš tiesų tai gali būti kažkas negero nutikę mokykloje su draugais, meilė netinkamai susiklostyti, ar ne? Daugybė dalykų. Vaikai šiaip savo piktybiškai akių nedrasko. Ir jie paprastai siunčia žinutę ir prašo pagalbos. Pačiais negražiausiais būdais. Taip, ir patiem artimiausiam. Ar skam daugiau? Aišku. Pasikuičiam, žiūrėk, čia gerų dalykų yra. Lyja. Klausimų lietus. Lyja lietus, beldžiasi langą. Prisiminiau dainą, geras. Kaip prašyti, kad negirdėčiau atsakymo nenoriu, nepatinka, nereikia. Kaip sumanipuliuoti savo dukra arba sūnumi, kad vis tiek gaučiau, ko noriu ir jis tai darytų su šypsena. Teisingai? Taip, aš taip suglumau paskaičius, nes galvoju, kaip tai padaryti, jeigu be manipulacijų. Man atrodo, kad čia turbūt ne apie klausimo formuluotę kalba, o apie asmeninį autoritetą. Nes galvoju, žiūrėk, stovykla, ar ne, atvažiuoja vaikai į stovyklą. Mes sakom, štai čia yra dėžutė, sudėkite telefonus. Jie truputį pažaibuoja akimis ir sudeda telefonus savaitei. Arba savaitgaliui. Nepriklausomai nuo to,
kad yra dalykų, kurie dievagojasi, kad gink Dieve be šitų dalykų neišgyvens nei dienos. Tai aš tada svarstyčiau apie asmeninį autoritetą, kas atsitinka, kad paauglys arba paauglė namuose nebepriima tėvų pasiūlymų. Prašymų, ar ne? Ir aš suprantu, kaip sudėtinga yra įkalbinti juos, pamėgti tai, kas mums patinka, padaryti tai, kas mums atrodo reikalinga, priversti juos, Dieve, mano ta pati buitis. Mes kiek procentų, reikia sakyti procentų? Procentų. Kiek procentų šeimų iš ties pykstasi dėl elementarios buities, dėl ne ten palikto puodelio, dėl vidury koridoriaus numestų ir paliktų batų. Akinė, trupčiaikis. Ir tai yra tokios smulkmenos gyvenime, ar ne, nes imant visą santykių epopėją, ten ties numestas puodelis, jis nieko nereiškia, iš ties nieko nereiškia. O man norisi perfrazuoti, kaip susitarti. Man patinka. Nes susitarti taip irgi yra iššūkis. Tiesiog galbūt čia reiktų, aš kalbu vis laik galbūt per savo prizmę galvojant, žinoti, kas vaikui patinka, ką mėgsta. Arba kada klausti, kad ir kaip juokingai skamba, aš žinau, pavyzdžiui, kada savo dukros galiu klausti, kada galim tartis, kada galim diskutuoti, kada ją palikti truputėlį ramybėje. Ir aš visą laiką stengiuosi susitarti. Ir per tą, kad taip, yra dalykų, kurie mums nepatinka daryti. Bet susitarkim, aš padarysiu tai, tu padarysi tai. Arba susitarkim ne šiandien, galbūt rytoj. Jeigu ne, netinka mano sąlygos, siūlyk savo. Taip, tai užima laiko, taip, tai reikalauja kantrybės, nepasiduoti, bet galų gale, jinai tada ateina, sako, mama, ar galim susitarti? Ir aš tai, Atsipirko. Taip, atsipirko. Tai aš frazuočiau taip ir ieškočiau, kaip mes galime susitarti, kad negirdėtų atsakymo ne. Ne iš pirmo karto gal pavyks, bet... Nes aš galvoju, jeigu jūsų paauglė mėgsta ledus ir sako, dukrytė, nori ledų? Ir jis sakys, ne, mama, tikrai nenori ledų. Taip neatsitiks, aš ne? Jeigu mes ateinam, aš žinau su savo paaugliu sūnumi, mes galim būti įvairiose santykiuose, įvairiose stadijose santykių, bet kai ateina ir klausimas, su šeima planuojam važiuoti atostogų ten į šiltus kraštus, tu in? Sako, jo, man patinka. Ir yra dalykų, kada jie nesako ne. Kai jums sunku įkalbinti savo dukras ir sūnus į stovyklą važiuoti, mes labai dažnai susiduriam su šitais iššūkiais, kad mama žino, nori, supranta, kaip yra gerai, vaikas gal sako, ne, nevažiuosiu, pati važiuok, jeigu nori. Telefoną paims, o jėtus. Jo, jau tikrai, paštuos, ne už ką. Ir reikia suprasti turbūt jų skausmą, jų tą vidinį nerimą, kodėl jie nenori važiuoti į stovyklą. Aišku, kad jeigu lyginti buvimą ant savo mėgstamos sofos ar lovos, savo mėgstamų žaidimų, su bendravimu su savo draugais, su saugumu. Su savo saugumu. Tai yra, mes siūlom jiem kažką siaubingai beprotiško. Ir šiais laikais, kuomet socialinis nerimas yra on the top šiuo metu. Jeigu kartais neturi, tai net madinga gal sakyti, kad truputėlį turi. Ir tokiu atveju mes kovojam ne su vaikais, ne su vaikų nepagarba, mes kovojam su jų nerimu. Ir troškimu būti saugiai savo kamputyje, nieko nečpinėti, o dar jeigu kalbėti reikės, o jeigu dar... Kaip aš jaučiuosi. Nepažįstami žmonės aplinkui, viskas yra nepatogu. Tai suvokti, kodėl jie taip kalba, suvokti, kodėl jie sako ne, ir tada ieškoti būdų susitarti. Taip. Visai faina šitą pasakyti. Nes žinai, galvoju, o ką mes kaip suaugę esam pasiruošę padėti ant dėrybų stalo. Ir laikytis dar to susitarimo. Ir laikytis to susitarimo. Ir kas jeigu šitas klausimas yra klausimų bliūdė, kurį užduoda vaikai? Kas tada? Kaip prašyti iš tėvų ko nors, kad negirdėčiau atsakymo ne, nenoriu, nepatinka, nereikia arba negausi. Paliekam atvirą klausimą. Puiku. Tai mes norim padėkoti jums už jūsų laiką.
būkit kartu su mumis, ginčykite su mumis, klauskit klausimų. Mes visada atsakysim geriausiai, kaip tą dieną galim. O jeigu jūs žinot geresnį atsakymą, irgi būkit geri, sakykit mums. Pasidalinkit. Mes mielai išklausysim.